Atšalus orams dažniausiai ir opiausia apkalbų tema tampa šildymo sąskaitos. Ir tai galioja tiek gyvenantiems butuose ir kas mėnesį mokantiems nurodytą sumą, tiek gyvenantiems nuosavose namuose, skaičiuojantiems kiekvieną įmestą malką, briketą ar anglių krūvelę. Tad nenuostabu, kad esant galimybei pasirinkti šildymo būdą, kiekvienas pirmiausiai mąsto apie ekonomiškumą. Įsirengus dujinį šildymą nereikia įmokėti jokio papildomo abonentinio mokesčio, kas yra su kitom šildymo sistemom. Klientas realiai moka tik tai už suvartotą dujų kiekį. Jeigu žiema yra šiltesnė, natūraliai jūs dujų sunaudojate mažiau ir mokate mažiau. Šiam būtent namui 80 kvadratų, kaip jis yra gerai įrengtas, gerai apšildytas, tai sakyčiau, pačiu šalčiausiu metu, manyčiau, kainuotų man kaip išlaidos plius minus kem eurų į mėnesį. Šitai yra šildymas ir šiltas vanduo. Ir čia su visa bendra eksploatacija? Visa bendra eksploatacija, tai man nuo 40 eurų iki 50 pačiu šalčiausiu metu. Dažnai būna žmonės žiemos metu išvyksta poilsiauti, slidinėti ar į kalnus ar kažkur tai kitur. Tai namuose nusistatė minimalią temperatūrą, kad tiesiog tai nekenktų patalpom. Jūs iš viso nebūdami namuose sutaupote šilumos ir tai sumažėja jūsų šildymo kaštai. Antras dalykas, kurį akcentuoja besirenkantį šildymo būdą – patogumas ir laiko taupimas. Dujinį šildymą labai pamėgo iš tikrųjų jaunos aktyvios šeimos, kurios daug dirba, leidžia aktyviai laisvalaikį ir nenori vergauti namams, o tiesiog gyventi komfortiškai ir patogiai. Nes dujų tiekimo sistema tai užtenka mygtuko paspaudimas ją įjungiant ir pageidavimos temperatūros nustatymas patalpose. Dažnai ne vienoje lietuvių šeimoje yra tėtis išvykęs uždarbiauti į užsienį arba būna dažnos komandiruotės, kad nebūna namuose ir savaitę daugiau ir net iki pusės metų. O mama likusi viena namuose su mažamečiais vaikais tikrai nenori sėdėti katiliniai ir dar rūpintis, kad būtų šilta, kad nesušaltų, kad pastoviai eiti į katilinį ir prižiūrėti. Taigi ši dujų tiekimo sistema yra tikrai išsigelbėjimas. Išsigelbėjimas ši sistema yra ir tiems, kurie nori taupyti ne tik pinigus, savo laiką, bet ir vietą namuose. Visų pirma, įsirengus dujų sistemą namuose galėsite racionaliau išnaudoti katilinės patalpą. Mat dujų balionai bus sumontuoti lauke. Antra, nebereikės sukti galvos, kur sandėliuoti kieto kuro atsargas. Sistemos priežiūrų rūpinasi SURDA specialistai, kurie ne tik tai laiku atveža ir pakeičia tuščius dujų balionus pilnais, kad jums nenutrūkstamai būtų šilta namuose, bet esant reikalui ir atlieka garantinę ir netgi po garantinę priežiūrą, tiesiog atlieka testinius darbus, kad viskas veiktų taip, kaip priklauso ir jūs tiesiog ekonomiškai ir patogiai šildytumėte savo namus. Dar vienas aspektas, kodėl vis daugiau žmonių nuo standartinių šildymo būdų pereina prie dujų sistemų įrengimo, vis labiau populiarėjantis ekologiškas, aplinkai draugiškas gyvenimo būdas. Dujos visiškai nekenkia, degdamos jos sudega pilnai ir neįskiria į aplinką jokių nuodingų išmetamųjų medžiagų. Palyginus su kitomis kuro rūšiamis, natūraliai su Lietuvoje įprastai kūrenti akmens anglimi, degdama jinai dažnai išskiria aplinką tam tikros medžiagos, kurią mes netgi galima pastebėti išėję į kiemą. Kada išeini į kiemą ir aplinkui rūkas, juodas, leidžiasi, sakykime, priklausomai nuo slėgio, tas anglis tiesiog leidžiasi ant mūsų pastatų, ant namų, langų, stogų ir net negali vakare, kada visi užsikuria savo pečius, kieto kuro katilus išeiti į lauką. Kietųjų dalelių padidėjimą mes matome būtent šaltuoju sezonu, kai privatūs namai padeda kūrenti. Kietųjų dalelių padidėjimas dažniausiai matomas tose kvartaluose, kur yra daugiau gyvenamųjų arba kūrenamų malkomis. Dujos tikrai turi mažiau į aplinką išskiriamųjų medžiagų ir tikrai ženkliai mažina oro taršą. Kita dalis vis tiek lieka yra mūsų beržinės malkos arba paprastos malkos, kurios turi mažiau sakų yra esamo, taip pat durpės arba jos esantis briketai. Nepriklausomą dujų sistemą galima įrengti bet kokio tipo name.
plytinėme, statytame iš blokelių ar net rąstinėme. Tokia sistema gali naudotis tiek miestų, gyvenviečių ar net vienkiemių gyventojai, o jos įrengimas užtrunka vos kelias dienas.